Labas, Žydrūnai. Labas. Malonu, jog atėjai ir aš norėčiau šiandien pakalbėti apie tavo veiklą užsienyje, bendraujant su darbuotojais, kurie nori įsidarbinti statybų įmonėse. Žydrūnai, kuo jūs užsiimate? Kokia jūsų yra veikla? Mes dirbam su Danijos, Grenlandijos, Farerų, Norvegijos statybų įmonėm ir mes esame atsakingi už tai, kad tos įmonės savo objektuose visada turėtų tiek darbuotojų, kiek reikia, kad atlikti darbus laiku. Tai jūs esat kaip ir tarpininkas, randate įmonėms patikimus ir gerus darbuotojus. Aš tarpininkų mūsų nevadinčiau dėl to, kad mes atliekam daug daugiau dalykų. Visi darbuotojai dirba pas mus. Mes užtikrinam, kad darbuotojams būtų mokamos algos pagal tos šalies darbo rinkos reguliavimus. Kiek jūs jau turi savo veiklą vykdot? Mes su to pačia įmonė veikiam nuo pat pradžių, jau 9 metai. O. Ir tas ypatingai paskutiniais metais pradeda duoti labai didelius naudą, dividendus, nes kuo toliau, tuo mes gaunam rimtesniuose projektuose užsakymus ir kiekvienas tas rimtas klientas pirmiausia žiūri, ar ta įmonė sugeba veikti legaliai, mokėti visus reikalingus mokesčius, atsiskaityti su darbuotojais pagal visus reikalavimus. Tai aišku, vyksta patikrinimai. Prieš pasirašant kontraktą mūsų labai įdėmiai tikrina. Turi visos didelės kompanijos tokius vadinamus, kai kurie vidinius, kai kurie išorinius samdo, compliance manageriai, kurie visą tą dokumentaciją tikrina. O kai jūs sakot, kad 9 metai jau veikiate ir jau vis didesni klientai kreipiasi, kaip keitėsi per tuos 9 metus jūsų veikla ir jūsų tas pasitikėjimas ir... Iš klientų pusės? Taip, iš klientų pusės ir augimas. Tai pradžioj buvo taip, kad mūsų pirmieji klientai buvo tiesiog lietuviai dirbantis Danijoje, nedidelės kompanijos, kuriems tiesiog reikėjo pagalbos su darbuotojų paieška. Jie tiesiog neturi laiko. Šiaip apskritai statybų, gal ne tik statybų srity. Įmonė prasideda iš pradžių nuo savininko, kuris kažkokią susirenka komandą ir viską kontroliuoja pats. Tai statybose labai daug problemų visą laiką. Ir dažniausiai tas savininkas, jeigu iki 20-30 darbuotojų, jisai tikrai neturi laiko ieško darbuotojų. Tai mes pradėjom su lietuviais. Aišku, aš kadangi atėjau su tokia patirtim visai ne iš statybų, iš telekomunikacijų, iš startupų, IT. Tai daug ko nežinojom, tai kaip mes dabar sakom klientam, tiesiog pusiau kaip humorą, bet pirmais metais mes laužėm visas įmanomas taisyklės, kokias tik įmanoma, nes tiesiog nežinojom, kad jos egzistuoja ir net nebuvo tas net iš vis svarbu. Ieškojom klientų. Tai paskui atsitiko toks dalykas, ten kažkuriais metais, aišku, susidūrėm kaip ir daugelis su to statybų rinkos brutalumu. Gavom vadinamus ragus. Iš vieno danų kliento po to reikėjo atidirbinėti 1 metų. Tiesiog nesumokėjo. Tai tokie dalykai vyksta. Tai po to laiko pavyko išgyventi ir priėmiau sprendimą, kad nedirbsiu su jokia įmonė, kuri netitiks mano griežtų reikalavimų. Tai susirašiau tokius principus, kuriais vadovausios, kad įmonė turi veikti mažiausiai 5 metus, turi turėti savo darbuotojų teigiamus finansus, tik tais pliusas turi būti pas juos finansinėse ataskaitose. Ir aišku, pradėjom ieškoti klientų, tokiu būdu, su tokia griežta atranka. Tai čia aš matau ir tokį ribų brėžimą iš savo pusės, suteikiant kokybę ir garantą samdomiems darbuotojams ir patiems. Čia toksai, čia sunku pasakyti, kas pirmas atsirado, bet tiesiog aš supratau, kad aš nenoriu dirbti su žmonėm, kurie nėra sąžiningi. Tiesiog. O kokios dabar įmonės yra jūsų klientai,
žinomi klientai, Tai kurie yra po to dideli? laiko iš tikrųjų viskas kardinaliai pasikeitė. Mes pradėjom dirbti tik tai su tom įmonėm, kurios yra tokios, paskui paaiškėjo, kad mes jas visas galim ir apdrausti, kai jie turi gerus finansus. Tai dabar visi klientai yra draudžiami. Tada mes pradėjome eiti pas tokias įmonės, nes jau, mes nebegalėjom dirbti su beleko, su maža įmonė, nes jie tiesiog netitinka reikalavimų. Tada iš klientų pusės atėjo reikalavimai tvarkytis, tas visas profsąjungų dokumentacijas. Atitikti, žodžiu, reikalavimus. Tapti normalią įmonę, kitaip sakant. Tai va. Tai mes net prašydavom, kad mus tikrintų, sakydavom, prašom tikrinkit mus kiekvieną mėnesį, visą mūsų algalapius, dokumentaciją, sutartis, kaip mes mokam mokesčius, siūsdavom banko išrašus, kad tikrintų klientai, kad tikrai viskas ok. Ir kažkaip viskas pradėjo judėti. Tai šiemet, pavyzdžiui, mes dirbam bent 3 Novo Nordisk objektuose. Novo Nordisk, čia tokia Danijos farmacijos gigantė, labai ženklę dalį visos Danijos iš viso ekonomikos jie sudaro. Tai dabar stato belekiek ten, tas Novo Nordisk stato milžiniškas gamyklas ir mes dirbam, bent jau 3 gamyklose dirbam. Darom ir betonavimo darbus, ir stogus dengiam, ir dabar į vidaus darbus irgi pradėsim eiti. Tai va, tai ypatingai, čia toks jau turbūt griežčiausias, kas įmanoma gali būti kontrolė. Novo Nordisk samdosi didžiausius genrangovus. Čia Lietuvoje gal žinomesnis NCC būtų. Skandinavų toks gigantas. Tai kaip čia, Novo Nordisk labai jautriai reaguoja į bet kokius incidentus. Negali būti objektai jokių incidentų. Ypatingai griežta darbo sauga. Samdo iš Anglijos darbo saugos konsultantų kompaniją, kur kiekvieną rytą daro reidus ten. Grupė žmonių su ryškiais rūbais eina per visus objektus, tikrina, ar visi su šalmais, ar viskas aukščiausiam lygiu. Okay. Čia turbūt susiję, kad jeigu įvyktų kažkas susižalotų bestatant vaistų gamyklą, turbūt čia per reputaciją. Tokią mes turime versiją. Tai kaip per 9 metus nuo lietuviškų įmonėlių iki tokios gigantės, sakyčiau, visai geras šuolis. Nesijaučia iš tikrųjų taip, kai diena iš dienos sprendi problemas. Nesijaučia, kad būtų šuolis kažkoks. Pradėkim nuo esminio klausimo, kalbant apie pačius darbuotojus. Kodėl turintys patirties statybininkai ateina dirbti į jūsų Litpersona įmonę? Čia gal nėra vieno atsakymo, bet toks, jeigu paprastai atsakant, sakyčiau, dėl to, kad mes rūpinamės tais darbuotojais. Iš tikrųjų. Tai turim atskirą skyrių įmonėje žmonių, kurie atsakingi už nuolatinį ieškojimą naujų darbų, naujų užsakymų. Tai mes užtikrinam, kad darbuotojai, kurie pas mus ateina, geri darbuotojai, visą laiką turėtų darbą. Tai va, vienas dalykas, kas yra labai svarbu. Nėra jokių prastovų. Ne, prastovų jokių niekada nebūna. Darbuotojai gali pasibaigus vienam objektui važiuoti į kitą objektą. Toj pačioj šaly gali važiuoti į kitą šalį. Pamatyti pasaulio, pakeliauti. Kitas dalykas, ką labai darbuotojai irgi vertina, tai turim pilną servisą. Planuojam kelionės, perkam bilietus, netgi čekiną padarom už darbuotoją. Pasitinkam oro uoste. Atvykus į apgyvendinimą irgi pasitinka team lyderiai, paaiškina visas taisyklės, kaip čia galima elgtis, kaip negalima elgtis. Tai stengiame sukurti tokią paslaugą darbuotojui, kad viskas, ko jam reikėtų daryti, ateiti darbą ir atlikti tai, ką jisai moka. Tai va, labai rimtai žiūrim į apgyvendinimą. Tai matom, kad geri darbuotojai ne tik ieško gerų pinigų, bet jiems svarbu ir aplinka, kur jie dirba. Tai tie įdomus projektai pas mus dideli, apie kuriuos gali papasakot grįžęs. Kalėdos artėja prie kalėdinio stalo, parodyti vaikam nuotraukas. Kad kažką prisidedi prie didelių dalykų statymą.
Tai apgyvendinime irgi, kai kalbam apie apgyvendinimą, mes galvojam pirmiausia apie du dalykus. Pirmas, ar tu gali jaustis saugiai. Ar tu gali jaustis saugiai. Antras dalykas, ar tu gali pailsėti tuose namuose, kur gyveni. O ką reiškia jaustis saugiai? Dieną. Tai va, tai tie du dalykai yra ir ar gali jaustis saugiai ir ar gali pailsėti labiausiai priklauso ne nuo to, koks tas namas, kokios spalvos sienos, ar yra indaplovė, džiovyklė, skalbimo mašina, visi kiti būtini dalykai, tai tie aišku yra, bet jeigu yra neadekvatus kolegos, tai būna tikrai ir statybose pasitaiko tokių blogų žmonių, kur tikrai nesinori gyventi. Aišku, labiausiai yra alkoholio problemos. Jeigu tu grįžti namo ir bendrose patalpose, kur daraisi valgyti, sėdi žmogus kažkoks išgėręs, tai yra nemalonu. Muštynės. Visokių dalykų. Tai dėl to mes darom labai kruopščią atranką ir siekiam, kad visi darbuotojai atvažiuotų dirbti, o po darbo norėtų ilsėtis, o ne šokius kelt apgyvendinime. Tai kolegos, jeigu trumpai sakant, kolegos yra esminis dalykas, adekvatų žmonės. Ne probleminiai, ne kažkokie su kriminalinė praeitim ar netgi dabartim. Kur yra aiškus interesas, atvažiavau čia dirbti, užsidirbti, po darbo noriu ilsėtis. Tai aišku, yra ir žmogiški dalykai, reikia gerbti tos kitus žmonės, su kuriais gyveni. Ne visi moka, ne visi išmokę yra po savęs keptuvę išsiplauti. Indų sudėti indaplovę. Nuėjai į dušą, išsimaudai, irgi reikia kažką ten apsitvarkyti po savęs, kad kitam žmogui būtų malonu. Už kitus mamos tą padaro namie. O kiek žmonių apgyvendinat vienoj patalpoje ir kiekvienas darbuotojas gauna atskirą kažkokį gyvenamą vietą? Tai kiekvienas turi vienvietį miegamąjį, čia minimum standartas, nes dviese negali žmonės gyventi. Žmogus gali išsimiegoti, pailsėti, jeigu yra vienas. O šiaip stengiamės, kad namuose gyventų maksimum 5 žmonės, didesnių namų stengiamės vengti. Dėl to, kad kai daug žmonių vienoje vietoje irgi atsiranda visokių socialinių dalykų, trinčių. O kaip jūs sprendžiat, pavyzdžiui, jeigu tarptų 5 žmonių atsirado visgi vienas tas, kuris, neadekvatus, probleminis, taip. Ar tuo metu vyksta kažkokia rokiruotė, keičiate, kaip sprendžiami šitie dalykai, kad komfortas išliktų? Tai va, tai su šito klausimu dirbam ir dėja kol kas dar vis pasitaiko taip, kad apie tai, kad yra probleminis žmogus, sužinom tada, kai vyksta kažkoks jų įvykis. Patys žmonės tyli. Jo, žmonės tyli. Su tais probleminiais būna taip, kad nemažai jų yra ganėtinai charizmatiški žmonės. Ir jie kažkaip ten įtakoja kitus, kad viskas čia okei. Tai va, tai žmonės tyli, yra dar iš senų laikų gal tokių įsitikinimų, kad kaip aš čia skūsiu, kaip čia taip, ašgi neskundikas, nestukačias. Tai va, tokių yra keistų įsitikinimų, bet mes skatinam bendradarbiauti. Mes negalim nieko pakeisti, jeigu jūs mums neinformuojat, kad žmogus savaitgalį ten neleidžia miegoti, leidžia muziką. Paprašius, baigti, jisai nereaguoja. Tai va, tai reikia, kad mums padėtų. Šito klausimu mums turi padėti darbuotojai. Objekte, aišku, paprasčiau. Jeigu objekte darbuotojas neadekvatus, o objekte neadekvatus dažniausiai dėl to, kad patirties neturi tinkamos. Tai čia jau team lyderiai, statybų vadovai tokių žmogų išprašo. Bet jeigu trumpai atsakant, tai ką mes darom? Jeigu mes sužinom, kad žmogus probleminis, mes stengiamės jį kuo greičiau atleisti iš darbo. Nes vienas blogas žmogus, tikrai blogai, žodžiu. Žiauriai blogai. Toliau, pinigai. Bene
turbūt vienas svarbiausių dalykų, apie ką visą laiką galvoja žmonės. Pinigai yra svarbu. Taip. Pinigai visada laiku yra dar svarbiau. Mano įsitikinimu, darbuotojas apie pinigus pas mus neturi nei galvoti, nei prašyti, nei priminti. Visada atlyginimai laiku dažniausiai stengiamės išmokėti anksčiau netgi, negu nustatytas terminas. Patys taip pat elgiamės, mūsų klientai moka su labai trumpais mokėjimo terminais ir jeigu kažkas pradeda strigt, mes stabdom darbus. Lygiai tą patį aš noriu, kaip sakyti, suteikti ir darbuotojams. Kaip yra mokamas atlyginimas? Kas mėnesį, kaip praktika Lietuvoje? Šiaip tai daugiausia mokam kas mėnesį, išskyrus tuos projektus, kurių klientai turi sutartis su profsąjungom, vietinės sutartis, kaip jie vadina, ir ten yra reikalavimai kas 2 savaitės gali būti. Tai va. Tai tie, kas gauna kas 2 savaitės, džiaugiasi, iš tikrųjų motyvuoja, bet kol kas visose kitose mokam kas mėnesį įprastai. Okay. Tai va. Aišku, mokam 1 kartą per mėnesį avansą, visi gali paprašyti avansą. O pirmą kartą, jeigu pas mus atvažiuoja darbuotojas, turiu sugalvojęs tokį dalyką, kad avansą mes jam mokam kiekvieną savaitę, nedaugiau negu būna uždirbęs tą dieną. Ir tokių dalykų, ką aš bandau išspręsti. Ir manau, netgi, sakyčiau, išsprendžiu sėkmingai. Pirmas dalykas, jeigu žmogus pas mus pirmą kartą, jis iš kur gali žinot, kad mes neapgausim jo. O tų apgavyščių vyksta labai daug kur. Žmonės nedamoka, nurašo kažkokią dalį atlyginimo, prisikabina, kad darbai blogi, dar kažką, dėl įvairių priežasčių. Būna iš vis algų nesumoka. Tai dauguma žmonių, kurie dirba užsienį jau ne pirmus metus, tai yra su to susidūrę. Praktiškai visi yra kažkada negavę atlyginimo. Tai aš visiems sakau, jūs atvažiavot, 1 savaitės ketvirtadienį jūs jau gaunat avansą, tiek kiek būnat atidirbę. Per tas dienas, ką aš įsitikinęs, kad tu padarysi. Tu eisi pas kiekvieną mūsų darbuotoją ir paklausi, kaip čia su pinigais? Ar nėra vėlavimo, ar viskas sumokama laiku? Kaip apskritai čia šita kompanija? Toliau, jeigu tau dar po savaitės nėra aišku, tu dirbi toliau. Kitą savaitę vėl. Galbūt dabar įsitikinai, kad jau su pinigais viskas bus ok, bet vėl, ar tu gerai jauties, ar tau čia viskas patinka? Ir mes sakom, jeigu tau matai, kad atvažiavai ne į savo vietą, kažkas tau ne taip, jauties tiesiog negerai. Kuo greičiau važiuok į kitą vietą. Nelik pas mus. Kitos įmonės stengiasi išlaikyti, kad, pavyzdžiui, atidirbs visą mėnesį žmogus, tada 15 dieną gaus atlyginimą. Ir būna žmogus po savaitės jau jaučia, kad ne čia pateko, jam čia viskas nepatinka, viskas blogai. Tai dar iki tos algos eina visiems kitiem daro pardavimus, kaip čia viskas blogai. Čia kai kalbėjom apie tą atmosferą. Jo, ir čia blogai, ir čia žiek vėjas, žiek lietus, žiek čia per šilta, čia per karšta, kelnes nepatogios. Ir iš tikrųjų tie tokie toksiški žmonės, jie nėra taip, kad jie visiškai meluotų, jie pasako ganėtinai akivaizdžius faktus. Tiesiog jam yra blogai, kitam yra viskas ok. Tai va, tai mokėdami avansus dažnai, mes ir patikimumą norim įrodyti žmogui, ir saugumą suteikti, kad jis jaustų saugiai. Ir kai gauna pastabą, kad kažką netai padarė, nepriimtų tai kaip kažkokį tai ženklą, kad va dabar, o matai, jau bando prisikabinti prie manęs, jau turbūt nedamokės. Tai kad būtų saugumas. Tai todėl 1 mėnesį avansą mokam kiekvieną savaitę. Ir ką, ir žmonės dirbdami pas mus įsitikina, kad kaip sakom, taip ir darom. Ir pavyzdžiui, šiemet daugiau negu 50 naujų darbuotojų pas mus prisijungė dėl to, kad gavo rekomendaciją iš mūsų esamų darbuotojų, iš mūsų senbuvių. Geriausia reklama.
Iš tikrųjų taip. Ir tada ir kolektyvas formuojasi daug greičiau ir sklandžiau, kai atvažiuoja kažkokie buvę kolegos. Tai super. Ir visi žmonės gauna, aišku, daniškus ar grenlandiškus, nežinau kaip čia. Žodžiu, ir visi žmonės gauna nelietuviškus atlyginimus. O ką reiškia teiginys gauna nelietuviškus atlyginimus? Tai pavyzdžiui, Danijoje pas mus atlyginimai prasideda nuo 3200 eurų per mėnesį. Farerose atlyginimai prasideda nuo 3800 eurų per mėnesį. Grenlandijoje, kur dar tos darbo rinkos sąlygos palankesnės, atlyginimai nuo 4200 eurų prasideda per mėnesį. Jo. Tai aišku, turim ir išskirtinių atvejų, turim keletą grindų betonavimo komandų, išskirtinai geri iš tikrųjų specialistai, su išskirtiniu požiūriu į darbą. Tai nėra mėnesio, kad jie uždirbtų mažiau negu 7000 kiekvienas. Jo, tai okay. Žvaigždės. Iš tikrųjų yra jie žvaigždės rinkoje Danijos. Sumos, kurias jūs vardinate, tai yra didžiuliai pinigai. Ir žmonėm, kurie mus klauso, tai sako, wow. Bet kuomet tokie pinigai įkrenta į sąskaitą, ar visi moka su jais susitvarkyti? Nes tai yra didžiuliai pinigai. Taip, aš manau, mūsų žvaigždės gauna turbūt arti tiek, kiek Lietuvos prezidentas. Aš galvoju apie pinigus, tai kad statybos specialistai nėra kažkuom išskirtiniai lyginant su kitais gerai uždirbančiais žmonėm, kai kalba eina apie pinigų valdymą. Tai greičiausiai nieko ypatingo čia jie nedaro. Daugelis matomai išleidžia pinigus ir gyvena nuo algos iki algos. Kažkiek procentų turbūt taupo, investuoja. Turim vieną darbuotoją, seną gerą darbuotoją, Vadimą. Jisai, pavyzdžiui, jau kelinti metai po darbo domisi investavimu, žiūri kažkokius mokymus, siejo seminarus. Tikrai žiūri rimtai į tuos pinigus ir jisai turi tikslų ir jų siekia. Mhm. Va, bet yra tokių žmonių, kurie turi antstolius, kai kurie pas mus prisijungia turėdami antstolių, turėdami kažkokių senų skolų ir išvažiuoja į užsienį tam, kad tas skolas greičiau padengt. Tai tiems, kas turi antstolių, mes irgi teikiam paslaugą, sutvarkom jų dokumentus su antstoliais, kad būtų nuimti areštai, galėtų jie naudoti savo banko sąskaitą ir tiesiai antstolę mokam nedidelę dalį jo atlyginimo ir tokiu būdu per kurį laiką jis padengia tą savo skolą. Jūs galima sakyti ir padedat suvaldyti finansus savo darbuotojams. Kiek žmogus nori, padedam. Jo. Ne visi nori, ne visi turi pakankamai žinių ypatingai apie antstolius. Jie mano, kad antstolis yra visagalis ir gali daryti su jų sąskaita ir gaunamais pinigais, ką nori. Iš tikrųjų, antstolių, tai, ką gali daryti antstoliai, yra ganėtinai apribota įstatymų tvarka ir jeigu pateikiami dokumentai, viskas tampa daug paprasčiau. Mhm. Taip. Bet šiaip nesikišam į žmonių finansinį gyvenimą. Koks yra darbo grafikas? Kaip jūsų įmonė, kaip jūs organizuojate darbą savo darbuotojams užsienyje? Kokios yra sąlygos su išvykimu ir atvykimu? Kiek laiko jie dirba, kiek laiko jie turi grįžus čia su šeima? Toks standartinė ta kadencija, rotacija vadinama, yra 6 savaitės dirbam, 2 laisvas. Bet yra kitos rotacijos, kad 8 savaitės dirbi, 3 laisvas. Į Grenlandiją važiuoja žmonės dar ilgesniam laikui, iki 3 mėnesių ir čia grįžta 3 savaitėm. Mhm. Bet toks standartas, sakyčiau, 6 savaitės dirba, 2 Lietuvoje. Ar tos 6 savaitės yra
ištisinis darbas, ar turi išeiginių tenai tuo metu? Ne, tai taip, aišku, jo, savaitgaliais nedirbam. Ai, ir netgi taip. Taip. Tai reiškia, kad dirba 5 dienas, turi savaitgalį laisvą, 6 tokios savaitės ir tada 2 savaitės visiškai laisvos. Daugumoje atveju tai dirba 50 valandų per savaitę, kadangi per tą 8 savaičių ciklą tikslas yra, kad vidutinis darbo laikas per savaitę būtų 37 valandas. Tai tokiu būdu, kad nebūtų nesąžininga konkurencija lyginant su vietiniais darbuotojais. Tai jis dirba 6 savaitės po 50 valandų, 2 savaitės nedirba ir vidutiniškai per 8 savaičių laikotarpį išeina normali darbo savaitė. Jeigu žmogus yra darboholikas ir jisai labai nori uždirbti pinigų, ar jisai gali dirbti viršvalandžius ir dirbti daugiau arba, pavyzdžiui, ilgiau? Na, galbūt niekas jo nelaukia Lietuvoje ir nėra jam ko čia grįžti ir jisai norėtų dirbti pusę metų. Šiaip mes rekomenduojam nepersidirbti ir išvažiuoti reguliariai pailsėti, todėl kad baigėsi negerai. Žmogus pervargsta, atsiranda įtampa tarp jo ir kolegų. Perdegimų čia vadint gal galima. Taip. Geriausia, kai žmogus išvažiuoja kas tas 6-8 savaitės namo, bent jau savaitį šiek tiek prasivėdint galvą. Nes jeigu ilgai lieka, dažniausiai baigėsi kažkokiu tai dalyku. Negerai. Supratau. Nereikia darboholikų. Šiaip ir apskritai statybos tokias sritis, nėra saugu persidirbti ir pavargus eiti į objektą. Gali nukrist, susižeist. Čia ne jokai. Tai pervargęs žmogus, persidirbęs tam objektui, jeigu jis iš tikrųjų nuoširdžiai dirba, jis negali būti, jis privalo pailsėti. Kokių specialistų ir su kokia patirtim, kvalifikacija reikia jūsų klientams? Oi, pradedant, statybos prasideda nuo žemės darbų, tada daromi betono darbai, paskui kyla sienos, stogas, vidaus apdaila. Tai reikia visų iš tikrųjų specialistų trūksta nuo betonuoto iki vidaus apdailos specialistų. O kaip identifikuotumėt, kas yra geras arba labai geras darbuotojas? Kokie yra tam kriterijai? Aš matau iš vis mūsų įmonę pagrindinis dalykas, pagrindinė priežastis, kodėl mūsų įmonė iš vis veikia. Tai mes turim padėti klientui. Turim suprast, ko reikia klientui ir ateiti kiekvieną dieną į darbą tam, kad padėti jam. Tai kadangi veikiam statybose, pagrindinis poreikis mūsų kliento pastatyti pastatą per tinkamą laiką, tinkamą kokybę. Tai va, tiek žmonės ofise ateina į darbą, tiek žmonės objektuose ateina į darbą tam, kad padėti klientui. Ir mano požiūriu geras arba labai geras darbuotojas, aišku, turi turėti tą reikiamą kvalifikaciją, mokėti atlikti darbus, bet vienas iš svarbiausių yra tas požiūris, noras padėti. Ir buvo, čia prieš keletą metų mes startavom vienam projekte, aš skambinu klientui po kokių 3 savaičių, sakau, kaip tau atrodo, kaip situacija, kaip reikalai, kaip žmonės dirba. Jisai sako, žinai, aš atvažiavau į objektą, tiesiog taip iš šono pasižiūrėti. Sako, aš žiūriu į šitą komandą, sako, man atrodo, jiem čia patinka. Tai aš labai rimtai tos žodžius priėmiau, nes tai labai svarbu. Nesinori ateiti į objektą ir matyti, kad žmogus ir to nenori, tas nepriklauso, to nedarysiu. Kodėl aš dirbu daugiau negu jis? Nuolat vyksta kažkoks tai diskusija. Tai geras ir labai geras darbuotojas, jisai ateina į darbą, jisai moka daryti tai, ką reikia, jisai padaro greitai, padaro kokybiškai ir nekelia niekam problemų. Tai jis toks kaip ir nematomas būna. Tas darbuotojas, tai jam varžtas netoks. Tai jam įrankis dingo. Kodėl dabar reikia eiti ieškoti? Tai jam šiukšlės reikia išsinešti po savęs susitvarkyti. Jisai nespėja, jam reikia ir darbą padaryti.
tai jis pusę laiko užsijama kažkokiam dėrybom, ko jisai nedarys. Geras darbuotojas ateina, padaro ir išeina. Tai mes esam netgi matavę, kad tie geri ir labai geri darbuotojai per dieną padaro minimum 2 daugiau darbo. Ir kai kėlėm klausimą, kur šuo pakastas, tai priėm išvadą, kad būtent dėl to, kad jie neužsijama kalbėjimu, jie dirba. Ateina, dirba. Padarė darbą, išėjo namo. O tas, kur blogas arba toks iš bėdos darbuotojas, jisai užsijama kažkokiais kitais reikalais. O kokios reikalingos kvalifikacijos, kaip jūs patikrinat, ar tai yra geras darbuotojas? Ateina žmogus ir aš sakau, aš gerai betonuoju. Kaip jūs patikėsit, kad aš tikrai gerai betonuoju? Patikrinsit, kaip jūs žinosit, kad jūs neišsiunčiat žmogaus, kuris nuvažiavęs padarys kliurkų ir tada jums reikės atsiskaityti prieš klientą? Tai mes darom keletą etapų atrankos. Pirmiausia, aišku, pirminį atrankoje telefonu pasikalbam apie tai, kur žmogus dirbęs, kur šiuo metu dirba. Ir aišku, jeigu darbuotojas skambina ir sako, kad dirba ten eglučių auginime kažkur, ar visai nesusijusiai srity, tai mes iš karto nutraukiam tiesiog atranką su juo. Jeigu žmogus iš statybų, tada mes jau gilinamės. Žiūrim pirmiausia, kur paskutinė darbovietė buvo ir keletą metų atgal. Tai ko mes ieškom, kad būtų darbuotojas dirbęs realio įmonėj, kur atsidarius interneto svetainę matosi, kad ta įmonė daro panašius darbus, kaip jisai turės dirbti pas mus. Jeigu šitas yra, prašom nuotraukų. Dažniausiai žmonės vis tiek fotkina. Tai jis turi parodyti nuotrauką iš savo objektų. Tada mes prašom numerio, kad galėtumėm pasiskambinti, gauti atsiliepimą apie jį iš to buvusio darbdavio. Ar neišėjo su kažkokiu konfliktu, ar neturėjo žalingų įpročių, ar geras specialistas. Ir pasiklausiama, ar jis tikrai daręs tokius darbus, kaip jisai darys pas mus. Tai va, tie tokie esminiai dalykai. Ir aišku, žiūrim Facebooką, ar nuotraukos su šeimos nariais, ar su alkoholio buteliais ir cigaretėm. Face kontrolą turim, žiūrim, kaip žmogus atrodo. Dabar jau daugelį objektų prašom išrašą iš teistumo, neteistumo, ten registro. Ganėtinai kruopšti atranka. Ir tai ne tik dėl kliento, kad klientas gautų gerą specialistą, bet ir dėl kitų komandos narių. Nes jeigu atvyksta žmogus tiesiog gerai pardavęs save, būna problemų. Jį reikia mokyti, jeigu reikia mokyti, krenta produktyvumas tų kitų darbuotojų, atsiranda nesąžiningumas atlyginime, tas, kuris moka, gauna tą patį, pavyzdžiui, kuris tik tai pardavė save. Klausydamas jūsų, Žydrūnai, visą laidą, iš tikrųjų susidariau labai gerą įspūdį. Ir norėčiau turbūt užduoti tokį apibendrinantį klausimą apie jūsų tą tokį požiūrį į statybose ir jūsų įmonėje dirbančius žmonės. Aš galvoju, kad viskas, ką mes darom ofise, mes stengiamės padaryti taip, kad geras darbuotojas gautų viską, ko jam reikia, kad nereiktų rūpintis nieko išskyrus, kaip atlikti savo darbą, kad jis jaustos vertinamas, kad jisai gautų sutartus pinigus, tiek, kiek esam susitarę. Ir aš manau, kad tai, kad mes darom kažką gerai, rodo faktas, jog daugiau negu 50% mūsų šiemet naujų darbuotojų prisijungia dėl to, kad esami darbuotojai rekomendavo mus. Gerai. Viskas skamba labai gražiai, atrodo, kad mokat viską, bet kaip užtikrinat tikrai, kad darbuotojas tos pinigus gaus? Jo, tai mes rinkoje dirbam jau 9 metai. Per tą laiką mūsų klientais buvo virš 100 kompanijų. Daug įmonių iki šiol su mumis dirba. Tai aš manau, kad pakankamai gerai pažįstam rinką, įmonių savininkus, kas per žmonės. Nepaisant to, vis tiek prieš kiekvieną naują projektą mes atliekam standartinę rizikos valdymo procedūrą.
patikrinam, ar nepasikeitęs kliento mokumas, ar vis dar galima apdrausti. Ir tik tais tuo atveju, jeigu klientas praeina šitos filtrus, mes rašomės kontraktą. Tai, kad kiekvienas darbuotojas, kuris pas mus dirba, gaus savo atlyginimą, yra mano asmeninė atsakomybė. Dėl to į šitą klausimą žiūriu labai rimtai.